Tai šiandien pakalbėsim apie 6 veiksmažodžių formas, kurias privaloma yra mokėti. Ir dabar gali sakyti, Edgarai, ką tu nusišnekė, čia yra tik tai 3 veiksmažodžių formos. Ir iš dalies jūs esate teisūs. Reiškia, pagrindinės yra 3 veiksmažodžių formos, bet yra kitos, kelios formos, kurios galbūt atrodo panašiai, bet mums reikia vis tiek suprasti ir atskirti, kada yra naudojama vienoj formoje veiksmažodis arba kitoj. Tai šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim, ar ne? Tai jeigu pradedant trumpai, ar ne, tai mes turim pirmoji forma, tai pirmoji forma, antroji forma, tas pirmosios 3, ar ne, ir trečioji forma. Tai dabar tam, kad suprasti pirmąją formą, mums pirmiausia reikia suprasti ką, mums reikia suprasti bendratį. Tai bendratis irgi yra lygiai taip pat, savotiška forma, ir kas kad jinai panašiai atrodo, ar ne, aš dažnai nustembu, kai tiesiog, bendraties per daug neliečia, ar ne, ir bando paaiškinti visas 3 formas, nepaaiškindami, kaip veikia bendratis anglų kalboje, o bendratis veikia labai paprastai. Tai kai mes turim bendratį, mes turime paprasčiausiai žodį, kuris dažniausiai atrodo kaip pirmoji forma, bet su žodeliu to. Tai pavyzdžiui, aš sakau to play, ar ne, žaisti arba groti, ar ne. Galiu sakyti, pavyzdžiui, to dance, to go. Ir visa tai yra bendratis. Jeigu pas mus išduoda ti galūnę bendratį, anglų kalboje yra žodelis to, kuris išduoda bendratį. Tai to play, to dance, to go. Žaisti, šokti, eiti, vykti. Tai įpraskit, jeigu kažkas tai sako, norit bendratim pasakyti, pavyzdžiui, šokti. Ir sako žmogus dance. Tai nėra bendratis. Bendratis yra to dance. Nes vienas pats plikas tiesiog dance, tai yra bendratinė forma, bet be žodelio to yra kas? Tai yra liepiamoji nuosaka. Tai dar viena forma, kurią svarbu suprasti. Ir kas, kad jin vienodai atrodo. Bet šitoje vietoje mes galim susimaišyti. Jeigu norėsit tiesiog pasakyti šokti ir sakysit dance, jūs liepsit. Tai yra liepiamoji nuosaka. Tai reiškia bendratinė forma. Kodėl pabrėžiu bendratinę? Nes yra 2 veiksmažodžiai, kurie truputėlį skiriasi. Pirma forma ir bendratinė jų. Tai mes turime dance, go, eik, ar ne? Go away, eik iš čia, ar ne? Play with me, pažaisk su manimi. Tai reiškia turiu to play, bet paimu tiesiog vieną pliką play ir turiu liepiamoji nuosaka. Irgi labai svarbi forma, kurią labai svarbu suprasti. Liepiamoji nuosaka gali būti ir kai save įtraukite, tada sakote let's play, pažaiskime. Tai irgi liepiamoji nuosaka. Nes ne tik liepiu savo, ne tik liepiu kažkam kitam, bet ir save įtraukiu. Tai turim dar 2 papildomas formas, ar ne, kurias turim suprasti. Tai tiesiog bendratis be žodelio to yra liepiamoji nuosaka. Kai turime su to, yra bendratis. Tai dabar, kai norim suprasti pirmąją formą, tai pirmoji forma beveik visada atrodo taip pat, kaip atrodo bendratinė forma, tik tai be žodelio to, bet tam, kad jinai būtų pirmoji forma, mes turim turėti subjektą, sakiniai, pavyzdžiui, I play. Aš negaliu sakyti tiesiog play, nes play bus liepiamoji nuosaka, ar ne? Play with me, kaip čia mes turėjom. Tai I play, aš žaidžiu, ar ne? You play, tu žaidi, viskas ok. Tai iš esmės visada, kai turime bendratį, tai pirma forma bus bendratinė forma. Išskyrus 2 veiksmažodžius. Tai tie 2 veiksmažodžiai yra kokie? Yra to be able to ir to be. Tai yra galėti ir būti. Galėti ir būti. Tai jų pirmos formos yra kitokios. To be able to yra can forma visiems asmenim, ar ne? Ir to be yra am, is ir are, priklausomai nuo asmens. Okay? Čia yra pirmosios formos, ar ne? Tai gal aš galbūt perkelsiu čia, ar ne, šitą am, is ir are, nes tai yra pirmosios formos, tai nėra bendratis. Bendratį mes tiesiog palikim čia, ar ne? Am, is, are ir can. Kuom dar skiriasi pirma forma visų kitų veiksmažodžių, tai trečiam asmeniui vienaskaitai atsiranda S raidė. Tai jeigu I play, you play, she plays. Koks dar skirtumas yra, kad 3 veiksmažodžiai ne tik prideda S raidę, bet truputėlį daugiau pasikeičia. Do pavirsta į does, go pavirsta į goes ir have pavirsta į has.
o mes turim pirmąją formą. O visi kiti veiksmažodžiai tiesiog prisideda S raidė, trečiam asmeniui vienaskaitai, bet tik vienaskaitai. Tai pirmoji forma beveik visada yra kaip bendratinė forma, tik be žodelio to, tik aišku turim turėti subjektą, kas atlieka veiksmą, kad jinai būtų pirmoji forma, nes kitu atveju jinai bus liepiamoji nuosaka. Ar ne? Ir trečias asmuo vienaskaita atsiranda S raidė, keli veiksmažodžiai pasikeičia daugiau ir can, am, is, are atrodo šiek tiek kitaip. Ir tai naudojame kur? Tai jeigu mes turim liepiamoją nuosaką, kai liepiam, bendratį turime, kai kalbam bendratim, kaip ir lietuvių kalboje lygiai taip pat veikia, ar ne? Pirmoji forma yra rutiniška forma, tai yra aš žaidžiu, aš valgau, aš mėgstu, rutiniški dalykai. Ne šiuo metu, bet rutiniškai. Pavyzdžiui, kiekvieną antradienį, kiekvieną trečiadienį, kiekvieną penktadienį. Ok, antroji forma. Tai antroji forma yra praeities forma, tai yra praeitis. Tai antroji forma jau prasideda įdomybės, kad jeigu turim taisyklingą veiksmažodį arba netaisyklingą veiksmažodį, truputėlį kai kas keičiasi. Parodau vieną pavyzdį, ar ne? Pavyzdžiui, turim to play, ar ne? Paimsim. To play yra bendratis. Tai play yra taisyklingas veiksmažodis. Tai jo pirmoji forma yra play, antroji forma yra played su id galūne ir trečioji forma yra played su id galūne. Paimkim veiksmažodį to eat valgyti. Jo pirmoji forma yra eat. Matot, kaip bendratinė, tokia pati. Antroji forma yra ate ir trečioji forma yra eaten. Netaisyklingas veiksmažodis gali būti visko. Pavyzdžiui, to come, ateiti, mes turime come, tada yra antra forma came, trečia forma vėl grįžta į come. Okay? Ir naudojam tik praeityje. Netgi šita forma netgi ir vadinasi past simple forma, ar ne? Ją naudojam praeitį, kad paprastai nurodyti paprastai įvykusią praeitį. Kad kažkas tai įvyko, bet dažniausiai užfiksuotam laikė, mes turim bent jau suprasti, kada tai įvyko. Nes jeigu bus tiesiog šiaip įvykę, tada perėsim prie trečios formos. O trečioji forma, kaip ir sakiau, priklausomai nuo to, ar tai yra taisyklingas ar ne, gali būti, jeigu taisyklingas su id galūne, jeigu netaisyklingas, ten gali būti visko. Bet trečiąją formą mes naudojame, pavyzdžiui, jeigu kaip pavyzdys, aš čia sakysiu, I watched a good movie yesterday, ar ne, aš žiūrėjau gerą filmą vakar. Trečioji forma būtų I have, mes turime have veiksmažodį kaip pagalbinė, visada have arba has, priklausomai nuo asmens. Trečias asmuo vienaskaita turės has. I have watched that movie. Aš esu matęs tą filmą. She has watched that movie, ar ne? Įdedu has, kad suprastume, trečias asmuo vienaskaita truputėlį keičiasi, okay? Tai taip naudojame trečią formą. Tai reiškia, kai norim truputėlį pasakyti labiau ne, kad kažkas tai įvyko, bet yra įvykę. Arba prasidėjo praeitį, tęsiasi iki dabar. Bet taip naudojam trečiąją formą. Tai reiškia, turim irgi naudojam visose perfect laikose. Tai perfect, present perfect, past perfect, future perfect. Na, po vieną pavyzdį galbūt surašysiu. Tai present, galbūt perkelkim šitą į sekantį lapą, kad mums paskui nenusikeltų. Tai, tarkim, čia yra present perfect laikas, ar ne? Past perfect būtų I had watched that movie before, so I did not watch it yesterday. Ar ne? Tai aš jau buvau matęs tą filmą. Čia esu matęs tą filmą. Čia buvau matęs tą filmą šitą vietą, ar ne? Čia buvau matęs tą filmą vakar. Ir taip pat lygiai bus su future. Sakysiu, I will have watched that movie by tomorrow, so we can talk about it then. Ar ne? Jau būsiu pažiūrėjęs tą filmą iki rytojaus, čia esu pažiūrėjęs, čia buvau pažiūrėjęs, čia būsiu pažiūrėjęs apie tą filmą iki rytojaus ir tada galėsim pakalbėti, o dabar negadink man filmo, ar ne? Nes dar kol kas nemačiau. Tai čia yra trečioji forma. Na, sakyčiau, turbūt sudėtingiausias naudojimas yra trečios formos, dėl to, kad tobulieji tie perfect laikai, mes tokių dalykų neturim lietuvių kalboje, mes turim tas dalyvinės formas, bet mes trupučiuką kitaip naudojam, pas mus laisvesnė ta struktūra yra, ir mes taip nesivarginam, tiesiog sakom mačiau ir viskas, o nebūtinai, kad esu matęs. Tai va, tai turim liepiamąją nuosaką, turim bendratį pirmąją formą, antrąją formą, trečiąją formą. Bet vėlgi, aš suprantu, kad ir liepiamoji, ir bendratis, jas atrodo taip pat, bet reikia suprasti, kad toks skirtumas yra, kad mes trupučiuką kitaip naudojam, kitokia situacija yra, ar ne? Nesvarbu, kad ta forma kaip ir taip pat atrodo. Bet ką dar labai svarbu yra suprasti, kad kai žmonės išmoksta 3 formas, ar ne, netgi jeigu pridėsim liepiamąją nuosaką ir bendratį,
lieka dar viena labai svarbi forma veiksmažodžio, tai yra veiksmažodžiai su in galūne. Mums irgi reikia suprasti, kaip šitą veiksmažodį naudoti, nes jeigu mes nesuprasim, tai darysim daugybę klaidų anglų kalboje, ar ne? In galūne. Ir in galūnę reikia suprasti keliais būdais. Jinai gali būti naudojama kaip gerundijus, tas vadinamas gerund anglų kalboje, tas pavadinimas, aišku, nieko nesako, tai tiesiog reiškia veiksmažodžio daiktavardinę formą. Pavyzdžiui, aš galiu sakyti, instead of working, he watched a movie. Vietoj to, kad dirbtų, mes sakytumėm lietuviškai, bet aš sakau, vietoje darbo jis pažiūrėjo filmą. Pavyzdžiui, galiu sakyti, living in Klaipėda is awesome. Ar ne? Gyvenimas mes sakom gyventi Klaipėdoje. Ir aš galiu angliškai irgi sakyti, to live in Klaipėda is awesome. Bet living tai yra gyvenimas, kaip daiktavardinė forma. Gyvenimas Klaipėdoje yra nuostabus. Arba, pavyzdžiui, sakot, I like spending time with my family. Ar ne? Man patinka laiko leidimas, spending time. Aš galiu sakyti, aišku, ir I like to spend time with my family. Bet reikia suprasti, kad in galūnė irgi gali būti ir vieni žmonės yra linkę labiau taip kalbėti ir mes turim tai suprasti, kaip tai naudojama. Bet lygiai taip pat in galūnė dar naudojama yra ir kur, yra naudojama tęstiniuose laikuose. Nes pamenat, kai kalbėjom čia apie pirmąją formą, aš pabrėžiau, kad ne šiuo metu vyksta, ar ne, bet vyksta rutiniškai, kiekvieną antradienį, kiekvieną trečiadienį. Nes jeigu vyksta šiuo metu, aš sakau, I am playing tennis, ne I play tennis every Tuesday, ar ne, kiekvieną antradienį. I am playing tennis šiuo momentu, dėl to turiu in galūnę. Ir tai galioja visiems tęstiniams veiksmams. Aš sakau, I was playing tennis, tarkim ten, when you called me, dėl to nekėliau ragelio, nes praeityje tęstinai žaidžiau, ar ne? Čia tęstinai dabartyje žaidžiu. Arba, pavyzdžiui, sakysiu rytoj, neskambink man, I will be playing tennis. Čia veiksmažodis būti eina kaip pagalbinis, jis keičia formą, dabartis, praeitis, ateitis, bet pats tęstinis veiksmažodis išlieka in galūnėje, nes veiksmas yra tęstinis ir turim suprasti irgi, kada jį naudoti. Tai ką noriu pabrėžti, kad kai žiūrim į 3 formas, tiesiog kaip į 1, 2, 3 formą ir išmokom visus veiksmažodžius, tai nėra tokia visai pilna tiesa. Mes turim suprasti, kad yra dar ir liepiamoji nuosaka, taip pat atrodo kaip 1 forma, bet reikia atskirti, kada ją naudojam. Bendratis. Jeigu norit pasakyti būti ar nebūti, jūs nesakot be or be, jūs sakot to be or not to be. Jeigu norit pasakyti aš noriu eiti, nesakote I want go, nesakot I want to go. To tai ti. Ti mūsų galūnė, to žodelis anglų kalboje, okay? Tai bendratis būtent taip veikia. I want to play, aš noriu žaisti. Ir lygiai taip pat turim suprasti visas 1, 2, 3 formą ir in galūnę, kaip ją naudoti. Tiek šitoj daiktavardiniai formui, tiek kai turime tęstinius veiksmus, ar ne? Tęstinius veiksmažodžius. Okay? Tai yra bendras vaizdas, kurį turim suprasti. Ir kaip tik šiuo momentu startuoju su naujų kursų, jeigu norit plačiai kibti į šitos mokslus, kaip tik, nežinau, kada dabar žiūrit šitą pamoką, jeigu žiūrit iki vasario 28, tai dar galit prisijungti, nes ne tik, kad bus įrašai pamokos, kurios galėsit peržiūrėti, bet dar ir 2 live pamokos, tai kovo 10 ir kovo 18 dienomis, susiskambinsim gyvai, aptarsim visas klaidas, pasižiūrėsim, kad įsiaiškintumėm ir, kaip sakau, kartą ir ten visiems laikam, kad nebesukti galvos tų veiksmažodžių formų, išmokti jas iki galo, turėti naudoti, suprasti. Tai jeigu norit, spauskit nuorodą, bus ir komentare, ir pačiame prašyme už prieinamą kainą galite įsigyti kursą. Liks jisai visiems jums laikams ir live pamokų įrašai irgi liks visam laikui, jums neribotam laikui, kiek norėsit, galėsit žiūrėti, kartoti ir naudoti šitą automatinę anglų kalbos metodą, kad namuose praktikuoti tas formas, ar ne? Nes didžiausia problema yra praktikos. Tiesiog išmokti praktikuoti jas, nes mes galim teoriškai suprasti, bet turim galimybę praktikuoti ir jeigu neturim galimybės kažkur išvažiuoti ir nuolatos ten bendrauti su užsieniečiais, turim rasti būdą praktikuoti namie. Ir automatinės anglų kalbos metodas yra geras būdas praktikuoti namie, nes turit spalvinio atsiminimo pagalbą, ar ne, turit protarpinio pakartojimo pagalbą, kuri padeda įsiminti tos žodžius ir frazes. Okay? Tai jeigu toks dalykas domina, jeigu norit formas perprasti iki galo,
turėti ilgą kursą, ne tik tai trumpą pamoką per YouTube, kiek mes šiek, kaip sakom, esame apriboti laikę, bet tiesiog pratęsti visą tą dalyką rimtai, spauskit ant nuorodas ir prisijungkit ir mokytės ir susitiksim tada live pamokose su jumis. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad mokotės ir iki sekančios pamokos. Iki.